Sveiki. Kartu su žmona pradėję konsultuoti poras, susidūrėme su tokia nuostaba, galima pasakyti, kiek daug porų gyvena savo mintyse puoselėdamos skyrybų galimybę. Aišku, čia galima būtų pasakyti, kad kiekvienas specialistas mato jo profesijai būdingus dalykus ir neproporcingai. Jeigu koks virusologas mato visur mikrobus ir visur bakterijas ir visur virusus, kaip koks darželio auklėtojas mato tik tais, kaip tėvai neteisingai auklėja vaikus arba jaunas šeimas vežiojančias savo vaikus, arba koks nors policininkas gali įžvelgti visur nusižengėlius, taip ir kiekvienas, ir mes pradėjome su Kristina, su žmona konsultuoti poras, ėmėme pastebėti, kad iš tikrųjų daug porų, kurias mes laikėme, poros kaip poros, jie galvoja dažnai apie tai, kad nesiklosto jiems tie santykiai ir galbūt skyrybos yra išeitis. Ir šiandien norisi pakalbėti apie tai. Prisistatysiu, Mindaugas Pikūnas, esu čia tinklalaidė Šabo mintys. Ir 1970 metais žymus porų psichologas Johnas Gottmanas nustebino pasaulį, pareikšdamas, kad jisai gali nuspėti 90%, kurios poros liks kartu, o kurios poros išsiskirs. Ir viskas priklauso, pasak jo, nuo stebuklingos proporcijos 5:1. Tai reiškia, kad poroje turi būti ta tokia stebuklinga proporcija. Viena nemaloni patirtis turi būti apgaubta arba jai turi būti prieš pastatytos 5 malonios patirtis. Aišku, niekas čia dabar neužsims taip skaičiuoti, ar ne? Tu nusižengiai, dabar turi 5 gerus dalykus padaryti, arba aš padariau kažką ne taip, dabar aš turiu kompensuoti tą prasižengimą 5 dalykais. Bet čia labai svarbu kalbėti apie patį principą. Kartais mes vadovaujamės tokiu teisingumo principu, ar ne? 1:1. Vienas blogas dalykas, vienas geras dalykas ir atrodo, tada santykiai yra pusiausvyrą, bet iš tikrųjų, pasak psichologo Johno Gottmano, iš tikrųjų taip svarstyklės santykiuose neveikia. Vienas dalykas turi būti atsvertas 5 gerais dalykais, pozityviais dalykais. Tai reiškia, jeigu mes norime savo tarpusavio santykius kažkaip tai kelti, kažkaip tai auginti, mes turime išmokti kurti, ugdantį pozityvų bendravimą. Ir čia galbūt tinka ir Saliamono žodžiai užrašyti patarlėse, kur jisai sako, kad meilė uždengia daugybę nuodėmių. Aišku, tai nekalbama apie tai, kad meilė ignoruoja nuodėmės, prasižengimus, ar ne, bet tam, kad apskritai santykiuose meilė galėtų augti, vis tik tais turi būti gėrio žymiai daugiau negu pastebėjimo tam tikrų klaidų, tam tikrų nuodėmių santykiuose. Mes tai jaučiame intuityviai, iš tikrųjų turbūt net nereikia mokslininkų patarimų arba įžvalgų, bet kaip ir dažnai tas intuityvus jausmas dažnai būna suteptas nuodėmingo širdies ir mes jį pakreipiame savaip. Kas nesate susidūrę su tokiom situacijom, kai žmogus, įsivaizduokite, nebūtinai apie porą, aš čia kalbu, nebūtinai apie vyrą ir žmoną, bet aišku, visko gali būti, kad tai labiausiai atpažįstamas elgesio modelis. Pavyzdžiui, kažkuri pusė, tarkim, ar ne, draugystėje viena pusė jums prasižengia. Ir čia priklauso nuo prasižengimo gylio, nuo įsiskaudinimo gylio. Atrodytų, tas žmogus, kuris prasižengia, iš tikrųjų tampa mums skolininku, ar ne? Ir tada jis turi tą savo blogą dalyką kažkaip kompensuoti savo geru elgesiu. Ypatingai būna, toks sunkus patyrimas, pavyzdžiui, kai yra išduodamas pasitikėjimas. Ir pasitikėjimas yra toks dalykas, kurį mes lyg ir galime duoti žmonėms į kreditą. Aš pasitikiu visais. Pasitikiu, kad žmogus atėjęs pas mane paprašyti pagalbos, nes neberanda
kur čia reikėtų susiorientuoti naujame mieste. Aš nemanau, kad jis yra vagis ir dabar mane pasiruošęs apiplėšti. Na, mes pasitikime ir vienas kitu, ir į santykius einame pasitikėdami. Aišku, kažkiek įrodymų mes turime sukaupę, bet kada žmogus išduoda šitą pasitikėjimą, atrodytų, tas žmogus tampa skolininku. Ir dabar mes esame tokie, na, lyg ir vergvaldžiai savotiškai, na, prašom tą skolą atiduok. Ir mes, na, grįžtame prie tų proporcijų, ar ne? Vienas blogas dalykas ir 5 geri dalykai. Tik tais bėda tai, kad įsiskaudinęs žmogus yra besaikis. Neaišku, kada jisai pasakys gana. Aš jau matau, kad tu, na, jau žinai, vertas pasitikėjimo. Ir kaip sakau, šitą dalyką galima pritaikyti bet kokiuose santykiuose. Bet pavyzdžiui, santykiuose poroje, kada įvyksta kažkokia tai neištikimybės atvejais, iš tikrųjų, tai, nu kaip ir sakau, neištikimybė paliečia labai giliai mūsų širdis, paliečia kažką tai labai fundamentalaus. Ir aš aišku nenoriu lysti dabar būtent į šitą temą, bet galbūt tik tais paviršiumi jos nuslysti. Ir galbūt jūs atpažinsite irgi save, kada žmogus, na, jūs užgauna, ar ne? O gal netgi išduoda jūsų pasitikėjimą. Atsiranda tas toksai, na, nesveikas disbalansas, kurį mes norime lyg ir kompensuoti. Ir įsiskaudinusi širdis iš tikrųjų nežino ribos, kada pasakyti gana. Aš turėjau vieną bendruomenės narį, jisai, kalbant apie neištikimybę, buvo neseniai vedęs ir turėjo sūnų ir, na, paslydo, pavadinkime taip, ar ne. Aišku, tai niekas nebūna taip nesąmoningai, sąmonės kažkoks tai aptemimas, bet jisai suprato klydęs. Ir aš mačiau, kaip jisai stengiasi desperatiškai rūpintis savo žmona, rodyti jai savo meilę, į Facebooką dėti nuotraukas, kaip jisai myli, koks jisai geras tėtis. Dabar, aišku, aš jau nebežinau, kuo viskas baigėsi, tikiuosi, kad jie laimingai ir ilgai gyvena, bet matėsi tas toksai, kad, na, tau reikia kompensuoti dabar tą įsiskaudinimą ir ta pusė, kuri liko įskaudinta, faktiškai nuo jos priklauso, kada jinai pasakys, gerai, užtenka. Užtenka viso to. Ir atrodo, kad kartais tam, kad pamatytum blogį, užtenka vieno elgesio. Tam, kad pamatytum arba įsitikintum gerumu, reikia daugybės pastangų. Ir šita proporcija, aš ateinu į tą tokią iškreiptą galbūt proporciją mūsų gyvenimuose, kad mes dažniausiai reikalaujame, kad kiti, įsitikiname kito žmogaus blogumu labai greitai, neduok Dieve jisai kažką tai padaro ne taip, bet tam, kad įsitikintume kito žmogaus gerumu, mes tam žmogui reikia tokią krūvą gerų darbų padaryti, tiek daug stengtis. Ir mes, ir čia aišku vėlgi priklauso, kaip ir minėjau, nuo įsiskaudinimo lygio arba nuo santykių, kurie statomi ant pasitikėjimo pažeidimo lygio arba nuo skausmo, išgyvento skausmo, nuo to, koks buvo artumas ir kaip jisai buvo išduotas. Aišku, kiekvienas santykiai turi savo kontekstą ir aš nenoriu pasakyti, kad viskas čia labai paprasta ir labai lengva, bet iš tikrųjų įsiskaudinusi širdis yra kaip pragaras, kaip juodoji skylė, kaip Saliamonas pasakytų, kaip Šeolas, kuris niekada nežino, kada yra gana. Kada yra gana. Ir kartais yra galvojama, kad tam, kad sukurti santykius, kitas žmogus turi iš tikrųjų palaikyti tą proporciją, vieną dalyką padengti, jau faktiškai nebe 5 dalykais, o 500 tūkstančiais dalykų tam, kad tu įsitikintum gėriu. Kažkaip tai mūsų širdžiai lengviau įsitikinti blogiu negu kito gėriu. Bet čia aš noriu apsukti šiek tiek, gražinti tą, jeigu kalbame apie pusiausvyrą, šitą mano pamastymą į pusiausvyrą, ne kitas turi kompensuoti vieną savo prasižengimą gausa gerumo. Kas, aišku, tai yra jo atsakomybė, kiekvienas turime bandyti rodyti gėrį. Bet kai pas Jėzų atėjo mokiniai
klausdami, sako, apie atleidimą, kalbėdami apie atleidimą, kiek reikia kartų atleisti, Jėzus sako, jei tavo brolis nusikalsta, pabark jį, jeigu jisai gailisi, atleisk jam, jei jis 7 kartus per dieną tau nusižengtų ir 7 kartus kreiptųsi į tave sakydamas gailiuosi, atleisk jam. Iš tikrųjų, santykiuose, kalbant apie krikščioniškus santykius arba dievo baimingus santykius, labai svarbu į santykius atnešti atleidimą, nes priešingų atveju kitas žmogus bus visą amžinybę įkalintas, gali tapti visą amžinybę įkalintu, tam, kad galėtų savo blogį neutralizuoti ir įrodyti savo gerumą. Bet iš tikrųjų, ką Jėzus sako, mes visi prasižengsime ir kita pusė, jie turi savo atsakomybę, turi atsakomybę atleisti. Ir apaštalas Petras irgi vienas syk atėjęs pas Jėzų, čia mato Evangelijos 18 skyriuje, sako, kiek aš turiu kartų atleisti savo broliui, ir 7 kartus užtenka. Visi kalba apie tas proporcijas, ar ne? Kiek čia vienas nusižengimas, vienas atleidimas ir kiek čia man dabar reikėtų, ir 7 kartus užtenka ir viskas, tada jau aš nebeatleidžiu. Ir Jėzus sako, nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Kitose vertimuose pasakyta 7 kartus 70 kartų. Reiškia 500 kartų. Kiek žmogus ateina, tiek tu jam turi atleisti. Ir čia santykiuose abi pusės yra atsakingos. Mes norėtume taip, kad kitas žmogus už savo nuodėmę ją kompensuotų gausa gerų dalykų. Ta tokia proporcija iškreipta turime. Bet iš tikrųjų Jėzus sako, kad santykiuose yra atsakingos abi pusės ir mes turime mokytis atleidimu vadovautis ir kita pusė turi nereikalauti, kad kitas žmogus kompensuotų tą visą blogį, o mokytis atleisti. Aišku, aš vėlgi nesakau, kad mes, jeigu žmogus nusideda, čia Jėzus irgi sako, pabark, tai nereiškia, kad tu ignoruoji, nekreipi dėmesio, arba tu naiviai uždengi akis į žmogaus silpnybės ir pats neaugi išmintyje. Bet čia aš kalbu taip, nekonkretindamas konkrečių situacijų, bet kalbėdamas pakankamai plačiai. Kad iš tikrųjų tai yra abiejų santykiuose esančių pusių atsakomybėje, tai, kas yra negatyvų santykiuose, kompensuoti gėriu, pozityvumu. Ne vienos pusės atsakomybėje dabar tarnauti tau, nes tu įsiskaudinai. Taip, galbūt yra legitimios priežastys tau įsiskaudinti ir galbūt tu iš tikrųjų esi nukentėjęs šituose santykiuose. Bet yra labai pavojinga kitą laikyti vergu ir dabar sakyti, žiūrėk, proporcijos yra tokios. Vieną tą dalyką, vieną tą nuoskaudą, kurią aš išgyvenau, tu turi kompensuoti dabar man gėrio. Čia yra pavojus, kad mes nesužinosime kada. Mes dažniausiai galvosime, kad nuoskauda žymiai didesnė ir kompensuoti reikės žymiai daugiau. Ir tai gali varyti kitą pusę į neviltį, nes kitas žmogus gali galvoti, tai kada bus gana. O problema yra tokia, kad nuodėminga, išdidi ir įsiskaudinusi širdis niekada nežino, kada yra gana. Jinai, kaip minėjau, kaip pragaras, kuris visą laiką sako dar. Ir Jėzus čia atkreipia mūsų dėmesį į kitą atsakomybę, tai yra, kad įsiskaudinusios pusės atsakomybė yra mokytis atleisti. Ir tai nėra taip lengva, o mokytis atleisti tai nėra vien tik tais pasakyti, aš nebepykstu, aš tau atleidžiu, bet ir daryti gerą. Porose visi žinom, ką reiškia nekalbadieniai, ką reiškia, tylus boikotas, tylus kerštas. Tai yra įsiskaudinusios širdies parodimas, kad tu dabar turi kovoti, tu dabar turi kažką tai daryti ir aš pasakysiu, kada gana ir aš atsiversiu. Teko susitikti su viena pora, kuri net jau juokaudama sako, mes praleisdavom net mėnesį nekalbėdami. Įsivaizduojat, sako, mėnesį nekalbėdami. Ir po to mėnesio jau nebeaišku net kuri pusė kalta. Bet čia aš noriu grįžti vėl prie tų tokių proporcijų, nenoriu atsisėsti ant vienos, vieni prie 5 tos proporcijos, nors tai yra puikus principas, turėti, kuriuo galbūt vadovautis savo gyvenime, bet aišku, to nereikia skaičiuoti. Jėzus irgi sako, Petras bandė skaičiuoti, ar užteks 7 kartų, Jėzus sako, ne, 7 kartų po 70, ta prasme, neskaičiuokime gerumą rodydami vienas kitam.
Bet tai veikia, iš tikrųjų, aš prisimenu, va šią savaitę mūsų vaikai, mes čia dalyvavome tokioje žygių programoje ir mūsų vaikai irgi joje dalyvauja ir aš esu vienas iš žygių vadovų ir susidūrėme su bėda, nerandame laiko, nu, va, mokslo metų pabaiga ir reikia surasti dvi dienas su nakvynė, kur vaikai, jaunimas galėtų eiti į žygį. Ir mes nerandame niekaip šitų datų. Ir aš kalbuosiu su sūnumi, sakau, žinai, reikia kažką tai daryti. O jisai nervinasi, nu, vat, jam pikta ir paskui prisipažino, sako, aš jaučiu, kad tu nori, kad aš imčiausi iniciatyvos vadovauti, su visais pasikalbėti, o sako, aš nenoriu, o aš lyg ir noriu, kad jisai imtųsi tos iniciatyvos. Mano įsivaizdavime būtų smagu matyti sūnų, man savo sūnų, kuris imasi iniciatyvos, visus suburia kalbą, mes su juo kalbame lygiai kaip lygiai verčiai, partneriai, pasitardami, pasidalindami atsakomybėmis, bet jis to daryti nenori. Ir aš jaučiu, kad mūsų santykiai tampa tokie, žinai, įtempti. Ir aš jaučiu, kad na, mums sunku toliau bendrauti, nes šitas dalykas, jisai apskritai nenuspręstas dalykas trukdo, bet mano lūkesčiai, jo pasipriešinimas trukdo kurti tarpusavio santykius. Ir aš nusprendžiau, taip jau gavosi ir jisai pats pasiūlė, kad važiuojame pasimatymą. Nuvažiavome pasimatymą į pizzeriją, kuri jam patinka. Ir aišku, čia pavalgydinti paauglį yra vienas iš išmintingiausių būdų, bandant atkurti santykius, jeigu nori nuraminti paauglį, bet turbūt ir ne vieną iš mūsų. Skanus maistas tikrai padeda ir mes nusprendėme, valgydami pizzą, nekalbėti apie reikalus. Klausiau apie mokyklą, klausiau apie futbolą būrelį, kurį jisai lanko. Ten kalbėjomės, bandėsi tas pokalbis vystytis. Aišku, neišvengiam, kad grįžom vėl prie tų žygių. Susidėliojom ten, žinai, dienas, kada galite, kada jie negali. Ėmiausi iniciatyvos padėti, pasimeldėm už tai. Bet niekaip neina tie pokalbiai, niekaip nesivysto tie pokalbiai, niekaip nesivysto tas pokalbis, atrodo tas toksai įsiskaudinimas, abipusis nusivylimas, aš nusivylęs juo, jisai jaučia, kad aš jį bandau užgožti, jam bandau nurodinėti, toks paviršutiniškas bendravimas. Tada mes grįžom namo, reikėjo ten iškasti tokią duobę, sakau, einam pažaisti futbolą. Jisai sako, gerai, noriu futbolą pažaisti, žaidėm futbolą. Paskui viens ant vieno žaidėm, kas laimės. Ir aš leidau jam laimėti, nors aišku, čia tas leidau toksai kabutėse, aš ten pats vos, žinai, blakščiau, puškavau, bet gavosi taip, kad jisai laimėjo. Jo savivertės jausmas padidėjo, paskui jisai ten pagal na, va, turi tokį savo iššūkį išsikėlęs, ten įgūdžius futbolo bando ugdytis, aš ten jam bandau padėti. Ir visa mūsų diena baigėsi tuo, kad jisai pasakė žodžius, sako, žinai tėte, man su tavimi labai patinka išeiti, pažaisti futbolą, treniruoti, sako, ačiū tau, man labai patiko šitą dieną, norėčiau dažniau tai daryti. Ir aš galvoju apie visą tą dieną. Ta diena prasidėjo nuo susierzinimo, neaišku, kas kaltas, aš galbūt kaltas, jis galbūt kaltas ir mes faktiškai taip gyvenom jau kuris laikas, nes tos datos žygio mes nelengvai ją taip ir surandame ir suradome ir jautėsi tas toksai tampimasis, tu kaltas, aš kaltas, tu daryk, kodėl aš turiu daryti. Bet kada sąmoningai ar nesąmoningai nusprendžiau tiesiog kurti kažkokį tai pozityvų, kas yra smagu, kas yra malonu vienas kitam. Abiems malonu, tai nebuvo, kad man buvo visiška auka, aš čia vargšas aukojausi. Bet aš pamačiau, kad iš tikrųjų mano paauglys ėmė ir atsivėrė, ne tada, kada aš, žinai, kažkaip tai bandžiau tą tokį stebuklingą pusiausvyrą palaikyti viens prie vieno, žinai. Tu būsi geras, aš geras, tu blogas, aš irgi tau blogį parodysiu, žinai, nebūsiu toks jau geras. Ir taip mes bandysime palaikyti pusiausvyrą. Iš tikrųjų, pozityvus bendravimas, bandymas gerai, nekreipti dėmesio galbūt į kai kurios dalykus atidėti į šalį. Jisai tikrai veikia, padeda ir pažiūrėkite į savo gyvenimus, kada žmonės su mumis elgesi maloningai.
tada mes ir patys norime kai kuriuos dalykus nusimesti, kurie santykiams trukdo, galbūt norime atsiprašyti. Kažkaip širdį gerumas paliečia žymiai geriau negu bandymas tą teisingumą atstatyti, kad už kiekvieną nuodėmę bus pareikalauta santykiuose atgailos ir kompensacijos, kiekvienas geras dalykas bus pastebėtas, bet nedaugiau, kiek yra blogų dalykų. Mes turime dalintis gėriu nepriklausomai, negalvodami apie tai, kiek mes čia įsiskaudinom, kiek mes čia neįsiskaudinom. Ir Paulius laiške romiečiams jisai kalbėjo apie tai, sako, kad gerumas veda į atgailą. Taigi santykiuose mes turime mokytis ir faktiškai aš grįžtu prie to, kad nuodėminga širdis iškreipia mūsų tą stebuklingą santykį reikalaudama iš kitų, kad kiti turėtų mums tai duoti. Ir iš tikrųjų, Jėzus mums primena, kad tai ir mūsų atsakomybė. Jeigu jūs esate įskaudintas, gerai, jūs esate įskaudintas, niekas nesako, kad su jumis buvo netinkamai pasielgta, bet Biblijoje kalbama apie tai, kad atleidimas faktiškai santykiuose yra labai svarbus dalykas ir galbūt tu, kaip įskaudintoji pusė, turi mokytis irgi tą stebuklingą proporciją įgyvendinti ir savo gyvenime ir nepaisant to, kiek su tavim buvo pasielgta netinkamai, mokytis atleisti ir nereikalauti, kad būtų kompensuota žala už tavo įskaudinimą, bet mokytis atleisti. Bet kaip ir sakau, santykiuose būna kontekstai, kuriuose reikia ypatingos išminties, bet čia krikščionybė primena mums apie atleidimą ir iš tikrųjų, kad netgi ta pusė, kuri yra įskaudinta, ji turi mokytis tuo gėriu dalintis, kurti tą pozityvų santykį ir gerumu dalintis. Kodėl aš apie tai kalbu, kažkaip tai prisimenu, kad ir pats Dievas panašiai elgėsi su mumis. Antrame iš 10 įstatymų yra kalbama, žinote, ar ne, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Ir antras įstatymas Biblijoje sako, Dievas nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje. Ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams. 3. ir 4. kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki 1000-osios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įstatymų. Atrodytų, kad ir čia Dievas kalba apie kažkokias tai proporcijas, ar ne? Pasiekmes už nuodėmės arba bausmė už nuodėmės iki 3, iki 4 kartos ir malonė už gerus dalykus iki 1000-osios kartos. 3 ir 1000 kažkokios tai proporcijos. Aišku, čia kalbama, kontekstas yra apie stabus, ar ne? Kodėl Dievas draudžia tuos stabus daryti? Na, šitame įstatyme Dievas sako, kad jeigu tu renkiesi garbinti stabus, Dievas taip visko, neužmerks akių į visą tai ir taip visko nepaliks. Kodėl? Nes jis yra pavydus Dievas. Ir aišku, čia tas žodis pavydus gali mums įnešti tam tikrą nesusipratimą, ar ne, nes gali būti skirtingas tas pavydas. Vienas yra pavydas, kada aš geidžiu tai, kas nėra mano. Ir čia Biblijoje 10 įstatyme, jeigu paskaitysite, yra draudžiama tai daryti. Sakoma, negeisi savo artimo namų, negeisi savo artimo žmonos, vergo, vergės, jaučio, asilo, bet ir to, kas priklauso tavo artimui. Tai reiškia automobilio, jeigu šiais laikais ar net telefono, nežinau, geresnio darbo. Va čia yra pavydas, tai, kas tau nepriklauso, tu pavydį ir geismas užsidega turėti. Bet yra kitas pavydas, kada tai, kas tau priklauso, tu nori tai apsaugoti, tai yra tau brangu ir tu nenori to prarasti. Tai Dievas kalba apie tokį pavydą ir Dievas sako, aš esu pavydus. Aš taip lengvai santykių nepaliksiu, aš taip lengvai iš santykių nepasitrauksiu. Jeigu tu pasirinksi savo širdį pririšti prie kitų dievų, Dievas sako, kadangi mes kalbame, čia viskas yra Biblijoje kalbama sandoros kontekste, tai reiškia, kad Dievas kalba sandoros su žydų tauta kontekste, kuris sako, gerai, tu būk mūsų Dievas, mes būsime tavo tauta ir Dievas sako, gerai,
aš būsiu jūsų Dievas, jūs būsite mano tauta ir aš būsiu pasišventęs tiems santykiams. Ir Dievas sako, jeigu jūs rinksitės neištikimybę šitiems santykiams, aš taip lengvai šitų santykių nepaliksiu. Ir Dievas pažada skirti bausmę iki 4 kartos, jeigu žmonės nusigręš ir aišku rodyti ištikimą meilę iki 1000 kartos. Aišku, čia galima pasižiūrėti, kad Dievas grasina žmonėms. Žiūrėk, jeigu tu mane paliksi, tau iki 3-4 kartos aš tave persekiosiu. Bet čia vėlgi labai svarbu nepamiršti, kad Biblijos mokymas, aš čia pacituosiu pranašo Ezekėlio knygą, Biblijos mokymas yra toks, kad Dievas taip nesielgia, kaip mums gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio, kad Dievas baudžia vaikus už tėvų ir prosenelių kaltes. Ezekėlio knygoje 18 skyriuje 20 eilutėje sako Dievas, žmogus, kuris nusideda, turi mirti, vaikas nekentės už tėvo kaltę ir tėvas nekentės už vaiko kaltę. Teisiojo teisumas bus jam įskaitytas, o nedorėlio nedorumas bus jam įskaitytas. Tai čia mes matome, kad Dievas labai aiškiai leidžia žmonėms suprasti, kad kiekvienas atsakys už savo kaltes ir tai yra teisingumas. Ir grįžtant prie tų eilučių antro įstatymo, kurį aš ką tik tai skaičiau iš 10 Dievo įsakymų. Ir dar žinant tą kontekstą, kad anksčiau žmonės turėjo kur kas tampresnius tarpusavio santykius šeimoje, kad artimoje aplinkoje dažnai žmonės gyvendavo net iki 4 kartos. Tai faktiškai šitie Dievo žodžiai galėtų nuskambėti taip, kad aš esu teisingas Dievas, ta prasme pasišventęs santykiams Dievas. Ir aš pasirūpinsiu, kad nuodėmės pasiekmes nebūtų ignoruojamos ir ribojamos. Ir čia labai svarbus momentas, kalbant apie Dievą, kad Dievas sako, aš nebandysiu ignoruoti blogio ir netinkamų pasirinkimų. Nebandysiu juodą vadinti baltą, baltą vadinti juodą. Ir aišku, aš suprantu, kad kai kam gali nuskambėti nejautriai, nes kartais mūsų įsivaizdavime meilė yra tokia, kad aš nekreipiu dėmesio, čia nieko nebuvo, viskas čia buvo gerai, bet Dievas sako, aš esu teisingas Dievas ir aš pasirūpinsiu, kad nuodėmės pasiekmės, ta prasme, neužkirsiu, ne tai, kad pasirūpinsiu, kad, žinai, būtų nuodėmės pasiekmės išpildytos, bet aš nesinaudosiu savo dievišką jėgą, bandydamas tavo pasirinkimų, netinkamų pasirinkimų užglaistyti ir juos slėpti. Ir jeigu einant šią mintim toliau, Dievas lyg ir sako, aš netrukdysiu nuodėmės plitimui. Čia šita mintis turėtų nuskambėti pakankamai, nežinau, įdomiai, gal ne pats geriausias žodis, bet visame tame kontekste, kai žmonės sako, tai kur yra Dievas, kai žmonės kenčia, kodėl Dievas leidžia vienus ar kitus dalykus, bet Dievas sako, žiūrėk, aš netrukdysiu. Aš netrukdysiu nuodėmės plitimui. Aš leisiu nuodėmiai iki galo išpildyti savo paskirtį, savo pašaukimą. Ir aišku, pirmiausia, kas pajus šitos nuodėmės pasekmes, tai šeimos nariai. Ir mes tai puikiai matome, ar ne, galbūt gyvename su pasiekmėmis savo šeimos pasirinkimo ir priklauso nuo įtakos. Galbūt jeigu jūs esate įtakingesnis žmogus, tai pajus jūsų kaimas, jūsų gatvė, jūsų miestas. Ir mes matome, kaip dabar šitas pasaulis toksai tampa vis globalesnis, kaip vieno žmogaus pasirinkimai daro įtaką netgi šalių tarpusavio santykiams. Bet Dievas čia nesustoja. Ir čia labai svarbus momentas, sako, aš rodysiu ištikimą meilę iki 1000 kartos. Tai jeigu reikia, Dievas pasiūlo tą savotišką stebuklingą proporciją 1 prie 300, priklausomai kaip pasižiūrėsi. Jeigu iki 3 kartos ir Dievas sako, aš palaiminsiu iki 1000 kartos,
Tai Dievas lyg ir sakydamas, kad aš netrukdysiu nuodėmiai plisti, bet ką aš padarysiu iš savo pusės? Iš savo pusės aš rodysiu gerumą tūkstanteriopą, gerai, šimteriopai, jau ne vienas prie 5 šita proporcija, bet jinai padaugėja dešimtimis ir Dievas sako, aš bandysiu rodytis šitame pasaulyje, rodydamas, bandysiu veikti šiame pasaulyje, darydamas gėrį ir skleisdamas gėrį. Ir čia labai svarbus šitas, manau, momentas, nes žmogus nusigrėžė nuo Dievo, žmogus pamynė Dievo principus, galima pasakyti, žmogus išdavė Dievo pasitikėjimą ir Dievas galėjo likti amžinai įsiskaudinęs ir pasakyti, tai dabar jūs turite tą savo prasižengimą išpildyti gerais darbais, užpildyti savo gerais darbais. Bet aš jau mano pasidalinimo pradžioje sakiau, kad įsiskaudinusi širdis yra kaip pragaras, niekada nežino, kada yra gana. Už vieną prasižengimą, vienas prasižengimas, kad ir koks netgi mažas, jisai gali būti, įsiskaudinusi širdis, tai gali interpretuoti kaip pasaulio pabaigą, kaip didžiausią prasižengimą ir iš kito reikalauti nepalyginamai didesnio skolos ir žalos atidavimo, negu buvo tas prasižengimas. Ir Dievas, kaip amžinas ir galingas kūrėjas, jisai galėjo lygiai tuo pačiu keliu nueiti, į tą savo įsiskaudinimą paversti pragaru arba paversti bedugnę, į kurią mes turėtume kišti savo gerus darbus ir niekada iki galo nežinoti, o tai kada bus gana, kada bus gana. Bet Biblijoje yra pasakojama, aš čia pacituosiu laišką Efeziečiams, apaštalą Paulių, jisai kalba apie tai, kad sako, bet mes esame iš tikrųjų išgelbėti iš šitos nuodėmės, iš šito ciklo, tokio rato bandymo išsigelbėti ir bandymo būti geru ir vėl kritimo į nuodėmę, sako, mes esame išgelbėti malonę per tikėjimą. Ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Aišku, Biblijoje daugiau vystoma šita mintis, bet Biblijoje labai aiškiai yra kalbama, kad mes santykyje su Dievu esame išgelbėti tikėjimu. Tikėjimu kuo? Dievo gerumu ir malonė. Dievas pažada ją rodyti ir Dievas sako, man nereikia jūsų darbų, kad jūs išpirktumėt savo kaltę. Geri darbai yra greičiau gyvenimo būdas, kurį mes pasirenkame, nes jis yra malonesnis, jis mums yra priimtinesnis, jis yra žymiai didesnę palaimą nešantis ir mes jį renkamės. O ne dėl to, kad bandome kažkaip tai Dievo įskaudintą širdį kompensuoti savo gerais darbais, nes problema yra ta, kad neaišku, kiek jų reikia. Viena nuodėmė gali sugriauti santykius ir net 1000 gerų darbų kartais tų santykių negali atkurti, negali atstatyti. Ir Dievas sako, gerai, jūs esate išganyti malonę per tikėjimą ir mes turime patikėti pirmiausia Dievo gerumu, Dievo siūlomu atleidimu, o tada bandyti daryti, vėl kurti tą santykį su Dievu, kurdami tą pozityvą, paklusdami jo žodžiui, sekdami paskui. Bet Dievas iš savo pusės nesėdė kaip tironas įskaudintas, laukiantis, kol mes kompensuosim tą blogį, kurį padarėm už kiekvieną nuodėmę, dar krūvą gerų darbų padarysime, ant svarstyklės padėsime ir Dievas pabandys tai pasverti. Dievas sako, kad iš tikrųjų tas svarstyklių principas neveikia, nes gerumo, tam, kad blogis būtų panaikintas, reikia žymiai daugiau gerumo ir tą žymiai daugiau gerumo pirmiausiai rodo Dievas mums. Ir santykiai su Dievu yra įmanomi ne dėl to, kad mes esame žiauriai paklusnus, žiauriai geri, bet dėl to, kad Dievas yra ištikimas ir nebado mums pirštu į akis už kiekvieną nuodėmę, bet, kaip ir minėjau, leidžia mums rinktis, būti sąmoningais ir matyti, kad nuodėmės pasirinkimams, net kad ir koks tu būtum ištikimas Dievo vaikas, Dievas leidžia ir netrukdo subrandinti savo rūgščius vaisius. Ir mes matome Biblijoje daugybę tokių pavyzdžių. Dovydas buvo ištikimas Dievui, bet elgėsi netinkamai su moterimis ir mes matome, kaip moterų problema buvo ir su moterimis buvo elgiamasi jau jo sūnaus Saliamono valdymo metais, kaip jo sūnus pasidavė meiliai moterims ir tai tapo jam spastais.
Mes matome, kokius čia dar, santykiuose, pavyzdžiui, Saulius ar ne, turėjo sūnų Jehonataną, kuris buvo ištikimas, bet jisai žuvo mūšyje kartu su tėvu, nes tėvas savo beprotystėje, savo neištikimybėje Dievui pasinėrė į kovą su aplinkinėmis tautomis ir sūnus turėjo paaukoti savo gyvybę, nors buvo ištikimas Dievui. Tai Dievas kartais leidžia nesuprantamai iki galo, kodėl leidžia tiems įvykiams ateiti iki numatyto jų tikslo ir kartais iš tikrųjų nukenčia žmonės, kurie yra tikintis, kurie pasirinko gyventi su Dievu, jie yra paliečiami. Bet reikia visą laiką nepamiršti to, kad Dievas visą laiką blogį bando nuganėti ne dar didesniu blogiu, bet kaip apaštalas Paulius priminė mums, sako, nepasiduokime blogiui, kur čia tos eilutės, kur romiečiams, dabar neberandu, kur esu užsirašęs, bet jūs žinote turbūt tas eilutės, kad sako, nepasiduokime blogiui, bet nugalėkime blogį gerumu. Tai vėl grįžtame prie to principo, kad vienam blogam dalykui reikia daugybės gerų dalykų. Ir tai yra labai svarbu. Galbūt kur man labiausiai matosi tai, kad Jėzus, jau šiuo atveju Jėzus, leidžia būtent šitiems dalykams jo aplinkoje vykti, tai paskutinės vakarienės įvykiai. Kai Jėzus paskutinės vakarienės metu sakė, iš tiesų sakau jums, vienas iš jūsų išduos mane. Mokiniams jisai pasakė paskutinės vakarienės metu ir mokiniai sako, ėmė žvalgytis, čia apaštalas Jonas, 13 savo Evangelijos skyriuje, sako, ėmė žvalgytis vienas į kitą, spėliodami kas. Jie sunerimo ir vienas mokinys, kurį Jėzus mylėjo, buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės. Čia greičiausiai kalbama apie patį apaštalą Joną. Jisai sėdėjo arčiausiai, sėdėjo Jėzus, čia įsėdė apaštalas Jonas. Ir sako, Simonas Petras, sako, pamojo jam ir pašnibždėjo, sužinok, apie kurį jisai kalba. Ir šitas pasilenkęs prie Jėzaus krūtinės paklausė, kas jis viešpatie. Ir tada Jėzus atsiliepė, tas, kuriam padažęs paduosiu duonos kąsnį. Ir pamirkęs kąsnį dubenėje, jisai padavė Judui, Simono Iskarijoto sūnui. Kai šis nurijo, kąsnį įėjo į jį šėtonas, o Jėzus jam sako, ką darai greičiau. Nė vienas iš sėdinčiųjų už stalo nesuprato, kodėl jis tai pasakė, kadangi Judo žinioje buvo kasa, kai kurie galvojo, kad jis eina pašelpti vargšų, tai anas nurijęs tą kąsnį to jau išėjo ir Jonas sako, buvo naktis. Juodžiausia Jėzaus gyvenimo akimirka, tamsiausia Jėzaus gyvenime naktis, bet labai įdomu, kad šalia Jėzaus sėdi du žmonės simboliškai. Jonas, kurį Jėzus mylėjo ir kuris mylėjo Jėzų artimai, sėdi arčiausiai. Ir tas, kuriam Jėzus padažęs duonos kąsnį paduoda šalia sėdinčiam Judui. Sėdi du žmonės radikaliai skirtingi prie Jėzaus. Judas ir Jėzus. Toje aplinkoje atrodytų, tokioje šventoje, intimioje aplinkoje ir Jėzus duoda kąsnį. Tai yra toksai visiško intimumo, draugiškumo simbolis, kada tu duodi žmogui iš savo rankų valgyti, tai Jėzus parodo savo draugiškumą ir savo visišką, neprievartą, galima sakyti, savo buvimu. Jėzus niekaip neprievartauja žmogaus elgtis į vieną arba į kitą pusę. Tai viskas žmogaus pasirinkime. Ir kada jisai paduoda tą kąsnį šalia esančiam Judui, jisai sako tokius tos žodžius, pamenat, ką darai greičiau. Ta prasme, Jėzus nesipriešina. Ir aš grįžtu prie to dalyko, kad Jėzus leidžia žmogui pačiam rinktis ir netgi jis tampa auka žmonių pasirinkimų, bet jisai net nesipriešina. Kiek anksčiau Jėzus kalbėdamas apie tai, jisai sako, aš žinau, ką esu išsirinkęs, bet turi išsipildyti rašto žodžiai, tas, kuris valgė duoną su manimi, taikėsi mane sutrypti. Ir Jėzus sako, aš tai jums sakau dar prieš visą tai įvykstant, prieš įvykstant tai visai išdavystiai,
kad įvykus visiems tam dalykams jūs įtikėtumėte, jog aš esu. Tai reiškia, tas aš esu, Jėzus naudoja tai yra išsireiškimas, kuris buvo išskirtinai skirtas Dievui. Ir čia labai įdomiai Jėzus sako, aš jums pasakau, kas mane išduos ir kuo viskas baigsis. Čia šita viešpaties paskutinė vakarienė, tam, kad jūs žinotumėte, jog aš esu. Tai reiškia, aš žinojau, blogis nutiks, blogi pasirinkimai bus priimti. Ir aš jums tai sakau, bet savo žinojimo Dievas nepanaudojo tam, kad užgoštų žmogaus pasirinkimo laisvę, tam, kad apsaugotų save nuo išdavystės, tam, kad susitvarkytų gyvenimą taip, kaip reikia, arba taip, kaip jisai turėtų būti. Ir įdomu, kad Jėzaus dieviškumas, Jėzus pasirinko būtent taip savo dieviškumą pristatyti, kad blogio akivaizdoje jisai nesipriešina. Ir kad toks ir yra Dievas. Jis leidžia nuodėmiai, jeigu taip galima pasakyti, lipti jam ant galvos ir jis tampa nuodėmės auka. Net per Judo pasirinkimą jis nueina ant kryžiaus arba jis yra nuvedamas ant kryžiaus ir jis visiškai nesipriešina. Tas nuodėmės prakeikimas krenta ant jo paties. Ir jis nesipriešina šitam dalykui. Ir jisai, kaip Jonas mėgsta sakyti, ypatingai tai Jono Evangelijos 13 skyriuje, paskutinės vakarienės kontekste ryškiai matosi, kad Jėzus parodo savo meilę iki galo. Jis tikisi, kad žmonės ateidami į santykį mokysis kurti pozityvų, teigiamą, teisų santykį kartu su Dievu ir tarpusavyje. Bet kai žmogus pasirenka nusidėti, pasirenka nusigręžti nuo Dievo, Dievas neteina jį persekiodamas, neteina jį bausdamas, jis palieka jam su jo nuodėmės pasiekmėmis, bet kompensuodamas, jeigu taip galima pasakyti, paties žmogaus savo daromą žalą, jis ateina su daugeriopą, stebuklingą proporciją. Jeigu imant Džono Gottmano frazę, jis ateina reikšdamasis, rodydamas jam gerumą, rodydamas jam malonę ir tikėdamasis, kad jisai užsikrės tuo pačiu virusu ir tą pačią malonę jis įrodys kitiems žmonėms, tą patį gerumą jis įrodys kitiems, nelaikys įsiskaudinimo savo širdyje, bet mieliau pasirinks paaukoti savo gyvybę, nei reikalauti iš kito žmogaus elgtis taip, kaip reikia, tai, ko jisai nedaro ir tai, ką jisai turėtų daryti. Kaip visą tai, apie ką šiandieninis pasidalinimas? Dievas nesipriešino blogiui, tai ne dėl to, kad jisai silpnas. Jis nesipriešino blogiui dėl to, kad mes turime prisimti atsakomybę ir mes turime prisimti atsakomybę už tai, bet jisai bando blogį nugalėti gerumu, rodydamas tą gerumą, neignoruodamas to blogio, žinoma, bet rodydamas gerumą. Ko mes mokomės iš šitokio dieviško santykio, mes mokomės lygiai to paties. Mes neturime ignoruoti nuodėmės, nuodėmė turi būti santykiuose, jeigu jinai yra, jinai turi pasimatyti, mes apie tai turime kalbėti. Negalime su nuodėme kovoti jėga, prievarta, žeminimais, neteisėtais įvairiausiais būdais, bet Dievo pavyzdys mums rodo ir mus moko, kad mes turime mokytis blogį nugalėti gerumu ir ta atsakomybė slypi tiek kitose mūsų tarpusavio santykiuose, tiek kitoje pusėje, kuri atsakinga už tuos santykius, bet kadangi aš kreipiuosi šiandien į jūs, tai šita atsakomybė yra ir jūsų. Nelaukime, kol kiti užsitarnaus pagarbą, užsitarnaus jūsų palankumą, jūs rodykit. Tai jau kitas nuo kito žmogaus priklauso, kaip jisai priims šitą jūsų gerumą. Ne visi priims. Judas Jėzų išdavė ir daugybė žmonių nuo Jėzaus nusigręžė ir jiems Jėzaus auka tapo papiktinimu, pajokos objektu. Bet tie, kas priėmė tą auką, tai tapo jiems keliu į išganimą. Mes savo tarpusavio santykiuose mokykimės palaikyti tą labai trapę ir jautrią pusiausvyrą, kuri priklauso ne nuo to,
kiek mes dalykų nedarom, nuodėmių nedarom, bet greičiau nuo to, kiek mes sukūrėme teigiamo, ugdančio, pakeliančio, pozityvaus, įkvepiančio santykio tarpusavyje. Ir neskaičiuokime kitų žmonių nuodėmių prieš mus. Saukime savo širdis nuo įsiskaudinimo, nes tai yra pragariškas užsiėmimas, nes įsiskaudinusi širdis niekada nežino, kada jai bus gana. Kada jai bus gana. Praktikuokime, saukime savo širdis, mokydamėsi atleisti. Tiek šiandien mano pasidalinimų apie tai šią temą. Jeigu patiko, pasidalinkite su kitais arba paspauskite pamėgti, o dar geriausia tapkite šito kanalo sekėjais. Ačiū, kad klausėtės. Iki, sudie.